Nors audra yra nuožmi, mes esame gerai pasiruošę ir visiškai pasirengę ją sėkmingai įveikti. O dabar, su dideliu pasitikėjimu, turime tvirtą ilgalaikį planą, strateginę planą dabar ir esame visiškai pasirengę netrukus atsigauti. Be abejonės, kaip stipresnė, atsparesnė, sveikesnė ir klestinti tauta, su geresnėmis, šviesesnėmis ir labiau užtikrintomis naudomis visiems. Visų pirma, noriu aiškiai pasakyti, tai nėra mūsų konfliktas. Mes nedalyvausime šiame ginče. Tai nėra nacionalinis interesas, o geriausias būdas padėti Britams susidoroti su pragyvenimo išlaidomis – tai papildomos pastangos. Labai svarbu stipriai spausti dėl įtampos mažinimo artimuosiuose rytuose ir sąsiaurio atidarymo, kuris yra gyvybiškai svarbus pasauliniai prekybai. Šiuo tikslu mes nagrinėjame visas mums prieinamas diplomatinės galimybės. Užsienio vadovybė susitiko su savo kolegomis G7 susitikime. Gynybos sekretorius šiuo metu veda derybas su mūsų partneriais. Jungtinė karalystė pasiūlė nacionalinės galios iniciatyvą susijusią su mūsų strateginiais interesais, siekiant aktyviai stiprinti jūrų saugumą ir gerinti bendradarbiavimą jūroje. Ir šiandien galiu patvirtinti, kad šią savaitę užsienio reikalų ministras surengs svarbų susitikimą, kuriame šios šalis pirmą kartą susitiks įvertinti ir aptarti diplomatinės bei politinės priemonės, kurias galime taikyti. Būtina vieninga karinės galios ir diplomatijos frontas, apimantis glaudų bendradarbiavimą su pramonė, kad po karo būtų galima greitai mobilizuotis. Ir svarbiausia, aiški, rami, veiksminga ir iš tiesų įkvepianti lyderystė. Būtent tai ši šalis yra pasirengusi pasiūlyti nuo pat šios sudėtingos situacijos pradžios. Mano pagrindinis principas visada buvo Didžiosios Britanijos nacionalinis interesas. Ir be abejo, laivybos laisvės užtikrinimas artimuosiuose rytuose yra labai svarbus Didžiosios Britanijos nacionalinis interesas. Tai yra visiškai būtina. Dabar pakalbėsiu apie tai, kokį poveikį tai daro mūsų šaliai. Nežinau, kad tai kelia susirūpinimą, kas yra natūralu. Žmonės įsijungia televizorių, žiūri į ekraną ir mato sprogimus, sunaikintą infrastruktūrą, agresyvius dalykus. Tu mane supranti? Bet aš labai gerai suprantu, kad žmonės labai nerimauja, kad tai turės didelį neigiamą poveikį šeimai ir jų namams. Jie tai mato degalinėse ir nerimauja dėl savo energijos sąskaitų. Tokiais momentais turi reaguoti vyriausybė, ne tik imdamasi skubių veiksmų, bet ir aiškiai suprasdama situaciją bei tvirtai vadovaudama. Reikia ryžtingumo. Iš tiesų, susidurėme su sunkumais, kuriuos sukėlė kairiųjų politika ir kainų augimas tuo dešimtmečiu. Ir tikėjome, kad Didžioji Britanija turės sumanesnę ir klestinčią ateitį mums visiems. Galiausiai, aš manau, kad būtent to ir trūko daugelie krizių. Mes esame pasiryžę tai. Jokių būdų. Esu pasiruošęs paprašyti Didžiosios Britanijos žmonių pereiti dar vieną ekonominę krizę ir išeiti iš jos kitoje pusėje. Ir sakyti, kad viskas vėl tapo kaip anksčiau. Gyvenimas vėl visiškai normalus. Turėdami stiprią ekonomiką, gyvybinę energiją, gausius išteklius ir tvirtą gynybą, šį kartą viskas tikrai bus kitaip. Padarysime Jungtinę karalystę dar teisingesnę ir saugesnę šalimi. Tiesą sakant, ši viltis yra pagrindinis raktas, galintis suvienyti visą mūsų tautą. Ir tai, kaip mes įveiksime šią krizę, iš tikrųjų ir galutinai apibrėš mūsų kartą visam laikui. Kaip minėjau, prieš kelias savaitės turime 5 punktų planą, kaip įveikti šią krizę. Šiandien mes dar 100 svarų sumažiname kiekvienos šeimos energijos sąskaitas. Be to mes pratęsime sumažintą kuro mokestį iki rugsėjo ir kasdien stebime šią sudėtingą situaciją. Labai atsargiai ir dėmesingai. Mes vėl perimame savo energetinio saugumo kontrolę, stipriai investuodami į švarę ir inovatyvią Didžiosios Britanijos energetiką. Tai vienintelis teisingas būdas nutraukti didžiulį nepastovumą jūsų sąskaitose, kurį sukėlė Putinas ir Irano režimas. Man atsibodo matyti tiek daug svyravimų jūsų energijos sąskaitose dėl tarptautinės rinkos. Jei valdysime energiją iš nacionalinių ir tvarių atsinaujinančių šaltinių, sąskaitos tikrai taps daug stabilesnės ir vertingesnės. Ir galiausiai, kaip jau sakiau, mes ir toliau dirbsime, kad sumažintume įtampą artimuosiuose rytuose.
Bet žiūrėkit, yra dar vienas dalykas. Čia taip pat yra itin svarbus argumentas, nes visos šios priemonės yra plataus ilgalaikio plano dalis, siekiant padaryti mūsų šalį saugesnę ir atsparesnę sukrėtimams. Dėl to visiškai nekyla jokių abejonių. Dėl mūsų veiksmų šiandien jūsų sąskaitos už energiją tikrai sumažės. Nepriklausomai nuo to, kas nutiks EAH, biudžetas ir programa yra veiksmingai nustatyti iki Liepos. Šiandien čia, jei šalis susitars, procesas bus išspręstas per 1 metus. Užuot dabar didinęs, jei ir toliau laikysiesi nacionalinio minimumo, padidink savo dalyvavimą. Ar jau gavote čia valstybinės pensijos išmoką? Šią savaitę bus užbaigtas airiškos 2 puslapių kopijos darymas, o tai padidins darbo išeitį iš skurdo 450 000 puslapių. Novatoriškos darbuotojų apsaugos priemonės netrukus šią savaitę bus įtrauktos į įstatymą, o tai reikšmingai prisidės prie ekonominio saugumo. Na, kai kurie žmonės galėtų pasakyti, kad čia nėra nieko naujo. Tai jau buvo suplanuota anksčiau. Žinoma, aš sakau taip, ir būtent tai yra mano mintis, pagrindinė mintis. Nuo karo Ukrainoje. 2022 metais viskas, ką dariau politikoje, buvo atsakas į šį naują ir pavojingą pasaulį. Mes pasisakėme už naftos ir dujų įmonių žviršpelnio apmokestinimą biudžete. Mes daug dėmesio skyrėme pragyvenimo kainai. Visada pabrėžėme švarios britiškos energijos poreikį ir daug į ją investavome. Puikiai suvokiame, kad iš tikrųjų užtikrinti saugę, atsparę ir klestinčią tautą yra mūsų pagrindinis iššūkis ir svarbiausia pareiga Britų žmonėms. Ne, tai tikrai nebus lengva iš tiesų, tai nebus lengva užduotis. Artimiausiamis savaitėmis ir toliau kruopščiai vertinsime kiekvieną atsirandantį ekonominį poveikį. Tvirtai ginsime Didžiosios Britanijos nacionalinius interesus ir toliau darysime viską, ką galime, kad mūsų šalis būtų valdoma taikiai ir saugiai. Passar por esta tempestade. Tačiau tampa vis aiškiau, kad pasauliui atkakliai žengiant šiuo pavojingu keliu, mūsų gyvybiškai svarbus nacionaliniai interesai reikalauja dar glaudesnio bendradarbiavimo su mūsų sąjungininkais Europoje ir Europos Sąjungoje. Taip pat darome didelę pažangą svarbiose srityse, tokiose kaip žemės ūkis, elektros energija, emisijos, prekyba ir kitose svarbiose sektoriuose. Tačiau, kaip teisingai pasakė kancleris, Brexit padarė didelę ir ilgalaikę žalą mūsų ekonomikai. O svarbios galimybės sustiprinti saugumą ir sumažinti pragyvenimo išlaidas yra tokios svarbios, kad jų negalima ignoruoti. Artimiausiamis savaitėmis paskelbsime apie itin svarbų aukščiausiojo lygio susitikimą su mūsų partneriais iš Europos Sąjungos. Šiame svarbiame aukščiausiojo lygio susitikime Jungtinė karalystė tvirtai patvirtins visus įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė pernai vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime. Mūsų tikslas – didesnė ambicija, gilesnis ekonominis ir saugumo bendradarbiavimas, kuris būtų intensyvus ir strateginis. Ir partnerystė, kuri pripažįsta bendras vertybės, aiškius bendrus interesus, mūsų bendrą ateitį ir bendrą likimą, žengiant į priekį kartu, tai esminė partnerystė pavojingame pasaulyje, su kuriuo turime susidurti. Pasaulyje, kuriame ši vyriausybė visada vadovausis tikraisiais Britų žmonių interesais.